Sibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Tai kaip jaučiatės po rungtynių šiandien, apšį geriau sekės žaisti negu vakar? Nu ne, kaip matėm, ne geriau, bet kad laimėjom tik tas smagu. Kiek sunku buvo susirinkti save po vakar? Nesusirinkom. Vakar kalbėjot, kad tos rungtynės dėl trečios vietos tarsi ir nelabai reikalingos. Vis dėlto pergalė iškovota kažkokia paguoda po to pusfinalio pralaimėjimo yra? Nu ne, turbūt. Net ir nėra, nes tragiškai atrodėm antroji pusėje vakar, ta prasme, aš kalbu apie pusfinalį. Šiandien tai vėl pavedėm 20 gal geros taškų buvo ir vėl paleidom, tai nėra labai gerai. Didžiausios problemos turbūt ir šiandien buvo gynyba? Nu, greičiausiai ir gynyba ir truputuką jie ten su savo tą zoninę gynybą truputį išmušė tokių pastoviai laisvas vos nesi gali mesti. Toksai vis tiek išsimuši kažkada, nemeti kažkada tokius nesąmoningus sprendimus priėmė. Tai toks įvelė į tokį Urbanas į savo tą žaidimą tokį ir jie pataikė porą tokių sunkių tritaškių ir vėl grįžo. Praėjusiais metais po fiasko KMT būtent ir pradėjo kilti žaidimo kreivė šiek tiek į viršų. Ką galima būtų pasiimti, prisimenant tą laikotarpį iš pernai? Nu tai jo, tai kaip vėl susirinkti, kaip minėjau, sakė, kad reikia susirinkti, tai susirinksim kažkaip, pailsėti vienas nuo kito reikia. Kas į langus važiuoja, kas namo, tai pailsės chebra. Išeis kur nors pavalgyti su savo giminėm ir panašiai, tai manau, pailsės vienas nuo kito ir viskas bus gerai. Galima suprasti, kad tas FIBA langas dabar kaip tik laiku ir vietoje? Nežinau, tai greičiausiai, kad labai gerai, kai kuriem tai tikrai ir pailsėti, ir įsigyti traumas, ir pakeliauti galbūt, gal biškai, jeigu leis ten pėdėjofai, tai bus matyti. Iš paties nuotaikos suprantu toks savaitgalis, kurį norisi nepamiršti, nes apie rungtynės nėra ką kalbėti. Ne, apie rungtynės kaip ir negražiai čia sakau, tai nėra ką kalbėti tikrai, nes pamiršim ir šitą savaitgalį, ir užpraeitą, ir ten, kur buvo prieš porą metų. Negerai, nefainas nuotaikas. Turbūt tai, kad net ir po pralaimėjimo pusfinalio sulaukėte gausaus ir galių palaikymo čia Kaune, jau net nebestebina? Ne, tai labai faina, kad jie ištikimi yra ir padeda mums, kad ir kaip sunku būna svetimoje salėje. Jie atkeliavo, nežinau, kiek ten buvo, 300 gal kažkas tokio, tai labai faina, tikrai. Ačiū jiems dar kartą, tikrai parodė, kieno fanai yra geriausi. Kaip pačiam Šakilas kitas, atrodo, netradicinis, seniai, kamuolį varas, pozicija lik trečias ir svoris virš 100, toks gabaritai dideli. Kaip pačiam? Ai, man tai patiko, visai toksai nutrūktgalvis, tai aš tai biškį paerzino, jis mane truputį paerzino, tai visai toks dar pozityvo kažkokį išsitraukėm iš rungtynių. Prieš to, ką mačiau buvo tarp pusę? Ja, ten truputuką jisai pašnekėjo, aš pašnekėjau, vis čia toks mažas pozityvas. Ką Margirį prognozuoja finalą? Manau, kad ne, bet tikėkimės bus įdomus finalas. Bet šiaip manau, kad pamatė vis tiek Žalgiris, kad tikrai gerą pusę turėjo prieš mus Lietkabelis. Jie kaip tik vakar buvo jums sunkios rungtynės su Šiauliais, tai manau, kad ten čiups nuo pat pradžių. Bet gal gerai viskas bus. Gal bus įdomios rungtynės. Lengvai suvišina, nesėkmė. Tai miegojau, nežinau kiek, kokias porą valandų gal teko, taip su tarpais. Bet nieko, kaip nors. Gyvenimas eina toliau, ne tik krepšinis. Tos rungtynės tokios sunkios atrodo ir traumos. Fosteris susiždėlė atrodo kirkšnė, pačiam irgi tai kelis, tai čiurna. Ja, aš turėjau problemą ir su Achilu ir panašiai, tai ten atsinaujina viskas į vieną pusę, į vieną vietą dar susidėjo, nežinau, rytoj į langą važiuosiu ir pažiūrėsiu. Čia turbūt klausimas ir dėl rinktinės, ne? Ne, manau, kad viskas bus gerai, aš nemėgsiu ten vaizduoti, kad ten kažkas skauda, bet reikės pažiūrėti, kaip ten bus rytoj, kai atšalęs bus. Pats finalą žiūrėsi? Nežinau, važiuosiu namo, tai gal taip užmėsiu akį, jeigu bus intensyvus rungtynės bus, tai bus, gal ir pažiūrėsim. Sibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.